Įvyko pirmosios Dadu Talent Camp stovyklos atrankos Kaune ir Vilniuje. Per 2 dienas stovyklos organizatoriai, krepšinio treneriai ir profesionalūs krepšininkai pamatė ir įvertino daugiau nei 100 jaunųjų talentų. Dadu Talent Camp stovykloje gali dalyvauti vaikai gimę 1996 metais ir anksčiau. Atrankų metu jauniesiems krepšininkams teko atlikti fizinius ir antropometrinius testus, pademonstruoti savo krepšinio techniką ir žaidimą 3x3. Stovykloje Kaune jaunuosius sportininkus stebėjo Vilniaus Sakalų ir Lietuvos jaunimo rinktinės treneris Kazys Maksvytis, Kauno krepšinio mokyklos Aiščiai specialistas Julius Pranevičius bei šalies 17-mečių rinktinės trenerių štabas Paulius Juodis ir Egidijus Ženevičius. Vilniuje kandidatus atrinkinėjo Vilniaus Lietuvos Ryto treneris ir ULEP taurės laimėtojas Arvydas Gronskis. Lietuvos Ryto komandos gynėjas Simas Buterlevičius ir Vilniaus Kibirkšties Tichės iki komandą ant Lietuvos moterų krepšinio lygos prizininkių pakylos nuvedęs Tadas Stankevičius. Buvęs šalies įvairaus amžiaus jaunimo rinktinių narys ir daugybėje panašių stovyklų užsienyje ir Lietuvoje dalyvavęs Simas Buterlevičius tikina, kad tokios stovyklos yra labai naudingos bręstantiems krepšininkams. Tikrai aš tikrųjų naudingos, buvau keliose užsienio šalyse ir tenai sutinki su daug trenerių. Vos ne, kaip sakyt, ta pati treniruočių procesas, tu pamatai, kokie pratimai, deriniai, kaip treneriai elgiasi, kaip žaidėjai, susiduri su kitais žaidėjais, tai yra labai naudinga. Bet kokia patirtis jaunam žaidėjui yra naudinga. Ir manau, tokie dalykai, kad ir čia vaikai šiandien susirinko šitam keliom valandom, jie yra labai jiems, sakau, tikrai bus naudinga. Po Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos atrankų, trenerių komisija dar kartą peržvelgs atrankose dalyvavusių jaunųjų krepšininkų duomenis bei paskelbs, kurie 32 birželio Liepos mėnesiais dalyvaus Dadu Talent Camp stovykloje Kaune. Jaunųjų talentų stovykloje krepšininkai turės galimybę susipažinti su aukščiausio lygio treniruočių procesu, padirbėti su geriausiais Lietuvos treneriais ir žaidėjais, bei pajusti Lietuvos rinktinės treniruočių dvasią. Visi stovyklos dalyviai gaus treniruočių aprangas, o geriausiai pratybose pasirodė 12 jaunųjų krepšininkų, kuriuos išrinks jiems vadovavę treneriai, dalyvaus rungtynėse su Lietuvos jaunučių U16 vaikinų krepšinio rinktine. Šiame mače dalyvaujantis Talent Camp stovyklos nariai gaus Adidas aprangas varžyboms ir sportinius batelius. Geriausiu visos stovyklos krepšininkų išrinktas vaikinas turės galimybę pasirašyti sutartį su sportinės aprangos gamintoju Adidas, kuris jaunajam krepšininkui pasiūlys 4 metų kontraktą ir tuo laikotarpiu aprūpins visą reikalingą krepšinio aprangą ir sportiniais bateliais. Organizacinė prasme, manyčiau, tikrai gerai, nes buvo daug įdiegta naujovių, sakysim, kartais matosi vaikai net nebuvo matę tokių kaip tenzo platformų, ar net nebuvo kai kurių rankų ilgis matuotas ir kiti dalykai, tai bent jau tai, kad tie, kurie atėjo, gal pamatė kažko naujo. Labai super naujo talento kol kas tikrai dar nėra, bet tikrai yra tarptų visų berods virš gero 100 praėjusių per tas 2 dienas yra tikrai įdomių vaikų, kurie, manau, gerų darbų gal dar ir ateityje tikrai gali daug ką parodyti. Jeigu norite pakliūti į Dadu Talent Camp stovyklos gretas, turite paskutinę galimybę. Paskutinė atranka vyks birželio 6 dieną Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir dalyvio anketą rasite interneto svetainėje www.mkl.lt.